Kaip matėte pavadinimą Atlantis. Tai šiandien norėčiau jį ir apžiūrėti. Tai ką su jumis Go for Vape. Ir prieiname prie šito mažulio. Tai ką, žiūrim, kas tai vapšiai yra. Tada iš karto apžiūrėkime dėžutę, kas kur rašosi, kas kaip matosi. Tai ką, iš karto ant šonų, dviejų šonų matome pavadinimą Atlantis, kaip jis ir vadinasi. Padarė jį Aspire, gamintojas Aspire, Atlantis, Aspire, Atlantis, Aspire. Iš galo matome, kas eina į komplektą. Biškį toliau, kur padaryta. Taip pat matome scratch kodą. Nuo 18 metų negalima moterims, kurie greitų metų gimdys, nešia moterim ir negalima išmesti. Čia biškį aprašyta apie Atlantį, bet manau, ne visiems tai įdomu, tai yra niekam neįdomu ir reikime iškart prie pat dėžės. Gerai, atsidaro štai taip į viršų ir štai guli mūsų grožis. Tai ką reikia pasakyti, kad tai yra visų tokių kaitiklių su 0,5 ohmo galvutė tėvas, nes jis atsirado tikrai pats pirmiausias ir šiuo metu štai tokio tipo kaitikliai, kaip jau buvau padaręs video Subtankai arba Atlantis, jau padarė naują erą, prilygsta dabar netgi RDA. Aišku, ne ant tiek stipriai kaip pats RDA, bet labai panašiai. Štai mūsų kaitiklis, tada kol kas mes padėkime į šoną trumpam, pažiūrėkime, kas komplektacijai. Šiaip labai daug kas iš jūsų nepastebėjo ir sako, man reikia spirti naują galvutę, nes kai nusipirkau jos nebuvo, arba sudūrus stiklas ir iškart atvažiuoja į parduotuvę pirkti naujo stiklo. Deja, galiu jūs nuvilti, jums daryti nereikės. Nes kaip matėte, čia yra toks kaip iškilimas, jis netgi ne šiaip savo. Štai tai pakeliam ir čia matome naują stiklą ir naują kaitinimo elementą. Šiuo metu aš jį esu išnaudojęs, bet jis štai šitoje vietoje guli. Štai stiklas. Na, vat matote, stiklas yra. Gerai, tada dėžę padėkime į šoną ir pažiūrėkime, kas tai, kas čia per daiktas. Tai manau, Aspire iš tiesų pasistengė sukurti kažką iš tiesų naujo, kaip tokį daiktą su itin didelė skylė. Gerai, kas čia yra? Čia yra galvutė, kurios varža yra 0,5. Ką tai reiškia? Kad bus iš tiesų labai daug dūmų. Apie šitą kaitinimo galvutę pakalbėsim biškį vėliau. Gerai, ką matome čia iš išorės? Kaip matome, yra 4 oro padavimo būdai. Didžiausias, mažiausias, didesnis už mažiausią ir vidutinis. Štai, matome, sukeliojasi labai lengvai. Itin lengvai pildosi taip pat ir pats skaitiklis. Šiuo metu yra papildomos dalis, kurios papildys, kad jis būtų ne ant tiek mažiukas. Čia 2,5 ml. Galima pakelti iki štai tiek. Maždaug čia bus jūsų pilnas bakas, o čia viršuje dar šitas metaliukas bus. Tad galima nusipirkti, kainas tikrai nežinau. Galima pasitikrinti, bet galite pažiūrėti intikė. Bet sakau, kaip yra. Gerai, štai čia iš apačios atsukama bazė. Norint papildyti kaitiklį, jums nieko daug daryti nereikės, kai būna ten įvairiuose kaitiklėse. Jums reikia vos atsukti štai šitą dalį. Tai kamerą sufokusuojam. Štai atsukame štai šitą dalį. Būtinai apverst kandiklių į apačią. Štai čia ir matome štai čia iš šonus pildome mūsų skystį. Dabar biškai dėl skysčių pakalbėsiu. Manau, geriausia būtų naudoti arba nuo 0 iki 6 maždaug. Nes jeigu bus biškai daugiau, tai labai jau griauš stipriai gerklę. Žinokit, aš jau šitą išpanęs esu ant savęs. Tad aišku, jeigu kai kurie yra mėgėjai paeksperimentuoti, kodėlgi ne, aš jums nieko nesakau. Bet siūlau ir manau, tai tikrai būtų geriau. Štai, tai kaip mes nuėmėme šitą bazę, tai gal iškart ir prieikime prie mūsų naujojo koilo. Dabar tokių kaitiklių jau yra masė, tokie kaip Subtankai, Arctic Horizon, atsiradęs nesenai, kuris yra šiuo metu topinis. Tai kas čia tokio? Kaip matome, čia yra vertikalus koilas stovi apačioj. Nežinau, čia ir pamatysit kažką. Na, bet štai ten stovi koilas. Ir kame dar čia vienas toks pliusas, kad čia yra ne siūlai kaip stovi kitose koilose, bet čia yra organinė vata. Štai į vidurį. Štai
Jeigu jums perdegs štai šita dalis, tai jau sudegėsiu kvapą, jums tiesiog nereikės bėgti į parduotuvę, kaip jau minėjau, papildomos kolas yra štai ten ir labai lengvai pakeičiamas, štai tokiu būdu. Tiesiog laikom bazę, atsukam šitą kaitinimo elementą. Galima jau jį būtų išmesti, jeigu būtų sudegęs, bet šiuo metu viskas gerai. Reikia pasakyti vieną iš minusų šito kaitiklio, kad jis tikrai nemažai ryja skysčio, kadangi čia yra labai didelės skylės skysčio padavimui. Bet žinokit, manau, tikrai daiktas, kurį tikrai apsimoka pirkti. Ką galiu dar vieną pasakyti jums dalyką, kad nenaudokite štai tokių kaitiklių ant ego baterijų, nes manau jums nepaveš. Jums reikėtų pirkti bateriją, kuri palaiko minimaliai 0,5 Ω. Gali būti ir 0,2 kaip oksigiliai. Galima taip pat box modus pirkti arba mechaninius modus. Šiaip manau geriausia mechaninius modus arba box modus pirkti. Irgi taip pat, jeigu pirksite, reikėtų pasiteirauti pas pardavėją, ko jums iš tiesų reikia. Norėčiau pasakyti jums vieną problemą, kas susijęs su šituo kaitikliu. Būna taip, kad po kelių garų pradeda biškį burbuliuoti ir pateks skysčio į burną. Žinokit, čia tikrai ne problema, ne būtent pas jūs tai yra. Žinokit, dabar jau šiuo metu išrastas naujas kaitinimo elementas. Pažiūrėsime, kas ten bus. Taip pat ir yra Atlantis Mega naujas ir Atlantis V2 štai čia sukimusi. Tai štai. Manau, jis jums patiko. Manau, verta būtų tikrai išbandyti. Aišku, mano manimu, subtankas jį biškį aplenkia, bet jis yra iš tiesų geras ir kaina jo šiuo metu irgi prieinama. Tad manau, kodėlgi neišbandžius. Štai toks gražuolis. Tai ką, norėčiau labai jums visiems padėkoti už subscribus, už palaikymą. Tai iš tiesų dėkui jums, tai ką šiandien tada baigsime su Atlančiu. Greit atkeliauja Kluporas ir Turbo RDA ir Kaifūnas irgi. Užsakiau, tai manau irgi tikrai bus labai įdomi apžvalga Kaifūno, manau irgi daug kas iš jūsų laukia ir norėtumėte daugiau apie jį sužinoti, Kaifūnas 4. Tada šiandien mes šito visko pabaigime. Dar kartą jums dėkoju už peržiūrą ir iki kito susitikimo.